Tai čia yra Švento Petro bazilikos aikštė ir joje yra du fontanai, vienas vienoje pusėje, kitas kitoje. Ir dabar man išėjus iš tikrųjų atėjau į aikštę ir nuo aikštės šono girdžiu, daug žmonių, tikrai daug žmonių aplinkui yra ir girdisi tas triukšmas, bet kuo arčiau ėjau link fontano, pamačiau, kad aš vis labiau girdžiu jį, o ne žmonės esančiai šioje aikštėje. Ir kažkaip kilo man mintis, išties, kad artėjame prie šaltinio, prie Kristaus kaip gyvojo vandens šaltinio. Išties, pasaulio dvasia mums nebeturi galios ir triukšmas neišmes mus iš pusiausvyros, todėl kad kuo labiau esame prie šaltinio, prie Kristaus kaip gyvojo vandens šaltinio, tuo labiau mes girdime jį, jo veikimą, jo ošimą, jo žodį, jo artumą, kaip ir šis fontanas. Kuo arčiau esi jo, tuo labiau girdi jį. Tai būkite palaiminti, girdėdami viešpatį ir vis labiau artėdami link jo. Linkėjimai visiems iš Romos. Tebūnie tai jums mažas impulsas sekmadieniui.